Šiandien matysite. Panevėžyje baigėsi šildymo sezonas. Savivaldybė kviečia gyventojus dalyvauti nacionalinėme atliekų kultūros egzamine. Rožyno progimnazijoje renginys Saugus eismas mūsų sveikata. Panevėžyje vyko vienas reikšmingiausių Rotary apygardos renginių – asamblėja bei išrinktųjų prezidentų ir jų komandų mokymai. Šis susitikimas žymi pasiruošimo etapą naujiems Rotary metams, kurie prasidės Liepos 1-ąją. Naujas laikotarpis subūrė klubų lyderius bendram darbui, idėjų dalyjimuisi bei strategijų planavimui. Šiandien esam Panevėžyje labai įžymioj vietoj Miltinio dramos teatre. Ir jeigu Miltinis paklaustų, kas tai yra Rotary ir koks pagrindinis Rotary tikslas, įdomu, ar visi rotariečiai pasakytų, kad tai yra tarnystė, kad mes turim tarnauti visuomenei. Daugelis rotariečių labai susireikšmina ir jie sako, Rotary tai yra viskas. Nepamirškime, pirmoji eilėje šeima, antroji eilėje darbas, iš ko mes gyvenam, trečioji eilėje yra Rotarys. Jeigu turim laisvo laiko, tai mes tuos gerus darbus ir darom. Asamblėjoje pristatytas Lietuvos Rotary apygardos 1462 valdytojas panevėžietis Egidijus Žukauskas ir jo komanda. Rotary apygardos kadencija apima 2025-2026 metus. Tai antras panevėžietis, kuris metus vadovaus apygardai. Pirmasis panevėžietis 2018-2019 metais vadovavęs Rotary apygardai buvo Algimantas Lukoševičius. Lietuvos Rotary apygardos iždininku nuo Liepos 1 dienos skiriamas panevėžietis Dainius Mikeliūnas. Tai džiaugiuosi, kad šiandien mes jau susitinkam mūsų nepriklausomą apygardai 12 kartą. Antrą kartą Panevėžyje. Prieš tai buvo valdytojas Algimantas, bus sekantis valdytojas Egidijus. Kas liečia Rotary, tai man šie metai yra stebuklingi. Toks ir yra Rotary šūkis, Rotary stebuklas. Ir iš tikrųjų mes jau galima pasakyti per tos 8 veiklos mėnesius padarėme labai daug. Mes tęsėme mūsų pradėtus darbus, kas liečia paramą Ukrainai. Mes vykdome daug iniciatyvų viduje, kas liečia vaikų rėmimą. Ir aš džiaugiuosi, kad klubai vis aktyvesni. Ir pavasaris yra toks laikotarpis, kai atgimsta gamta, tai matosi suaktyvėjimas ir mūsų klubuose, labai daug projektų, daug renginių. Ir mane kaip valdytoja tai labai džiugina. Reiškia, mes esame aktyvi, atvira, visuomeniai skirta tarnystei organizacija. Tai manau, kad tai labiausiai atspindi mūsų identitetą, kad mes esame tam, kad padėtumėm kitiems. Tarptautinė Rotary organizacija skaičiuoja jau 120-uosius savo gyvavimo metus. 46 000 šios organizacijos klubų veikia daugiau nei 220 pasaulio šalių ir vienija 1 400 000 įvairių profesijų žmonių. Lietuvos Rotary valdytoja buvau 2022-2023 metais ir tai buvo metai, kuomet prasidėjo karas Ukrainoje. Tai tais metais mes vienijamės visi Lietuvoje, kaip ir Lietuvos visa bendruomenė, taip ir Rotary bendruomenė paramai Ukrainai. Mums pavyko įvykdyti daug tarptautinių projektų ir šiuo metu parama Ukrainai skaičiuojama jau beveik 3 milijonai eurų, kuriuos pavyko suburti mums, Lietuvos Rotary bendruomeniai, kartu su pasaulio Rotary organizacija. Pirmasis Lietuvoje Rotary klubas buvo įkurtas Kaune 1934-aisiais Kauno apygardos teismo pirmininko Karolio Žalkausko iniciatyva. Atkūrus nepriklausomybę, Rotary klubai 92-aisiais Lietuvoje atnaujino savo veiklą. Balandžio 16 dieną Panevėžio Rožyno progimnazijoje jau daugiau nei 10 gyvuojanti tradicija vėl subūrė mažuosius eismo dalyvius. Renginys Saugus eismas mūsų sveikata šiemet sulaukė dar didesnio susidomėjimo, prie jo prisijungus naujoms ikimokyklinėms įstaigoms ir darželiams. Saugaus eismo, sveikatingumo
renginiams skiriame dėmesį ir jau 10 metai darome tokią veiklą. Ji išsiplėtė, padaugėjo mūsų partnerių, rėmėjų, draugų, darželiai, kitos progimnazijos mokyklos vaikai įsitraukė. Ir iš tikrųjų matome, nes tikrai matome tai, kad vaikai atidžiau laikosi saugumo, dėvi apsaugos priemonės kiekvieną dieną atvažiuodami į mokyklą. Ir manom, kad tikrai yra didelė prasmė ir džiaugiamės, kad tikrai neįvyksta kažkokių traumų didelių ir nelaimingų atsitikimų. Tai matom prasmę tame. Šių metų šventės akcentu tapo traumų prevencija. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai interaktyviai mokė vaikus, kaip suteikti pirmąją pagalbą nelaimės atveju, kaip elgtis įvairiose kritinėse situacijose. Renginyje taip pat aktyviai dalyvavo Panevėžio miesto ir rajono komisariato bendruomenės pareigūnai. Jie priminė vaikams svarbiausias kelių eismo taisyklės. Iš tikrųjų, mūsų mokiniai jau žino ir jau laukia šitos šventės ir kiekviena klasė turi komandą ir dviratininkų, ir riedutininkų, ir paspirtukininkų, tiesiog įvairiausių veiklų, džiaugiamės partneriais, policijos bendruomenės pareigūnais, kurie kasmet apsilanko ir vaikus skyrė edukacinės veiklas, visuomenės sveikatos biurui. Tai tikrai vaikai jau įsitraukia labai noriai ir nenorinčių dalyvauti nelieka. Kaip ir kasmet renginį organizuoja Panevėžio klubas Dviračiai. Jo vadovas Rimantas Narkūnas džiaugiasi dideliu vaikų ir pedagogų susidomėjimu. Kiekvienais metais, kaip matote, vis daugėja, renginys išaugo, per 10 metį išaugo, jau pradžiai buvo mokykla, tik tai aktyvus dalyviai, kas važiuodavo. Dabar jau įsitraukia labai didelė bendruomenė. Taip pat ir atvyksta ir tėvai, ir pedagogai, ir darželio auklėtojai. Tai rodo savo pavyzdį, savo iniciatyvą. Šventės metu vaikai ne tik mokėsi, bet ir turėjo galimybę dalyvauti įvairiuose rungtyse, estafetėse, loterijose, viktorinoje ir buvo apdovanoti prizais. Renginio organizatoriai džiaugiasi dalyvių gausa. Aš manau, tai bus virš 300 vaikų. Tai dalyvauja renginyje ne tik mokykla, bet dalyvauja ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos, mūsų partneriai darželiai. Panevėžio klubo Dviračiai prezidentas Rimantas Narkūnas išskiria, kokias klaidas vaikai daro kelyje. Didžiausias tikrai mūsų yra skausmas, kad vaikai važiuoja dar dviračiais nesaugiai be šalmų, be liemenių, be atšvaitų ir nedėvė saugos priemonių, ypač paspirtukininkai neturi saugos priemonių ant rankų, ant kelio. Jau 10 metį vykstantis renginys skatina vaikus būti saugiais kelyje. Balandžio 15 yra kultūros diena. Šią dieną visi susirenka Velžyje, kur bus pagerbti visi kultūros darbuotojai ir pasveikinti patys geriausiai. Pasižiūrėkime, kaip šventė atrodo iš arčiau. Kultūros pati idėja yra daug apimanti. Va šiandien diskutavom, kad šiandien yra kultūros diena. Kai kas perverčia, tai ir kultūros darbuotojai. Ne, tai yra kultūros diena. Kultūra apima labai plačiai. Mūsų meno darbuotojai, kultūros centrų darbuotojai, bet yra ir kita kultūra. Tai yra pačios savivaldybės elgesio kultūra, etika susiję, galų gale darbo kultūra. O šiandien netgi tokių bjaurų dalykų kaip karas yra, netgi ir karo kultūra tam tikrai turėtų būti, bent jau ką galim, ko negalim daryti. O rajone, kaip žinot, pakankamai daug žmonių dirba, pakankamai nemažą kiekį lėšų naudoja kultūros darbuotojai. Apima praktiškai visą rajoną, visas bendruomenės ir poilsiui, ir tobulinimui, šokio, dainos, muzikavimo. Taip, kad tikrai labai plati sfera yra. Svarbiausia, kad neprarastų kūrybiškumo, nes kultūra vis tik susijusi su kūrybiškumu. Kad tai nebūtų pasikartojantis metai. Kad kuo dažniau keisti programai, sudominti tiek bendruomenę atstovus, tiek žmonės, kad kuo daugiau ateitų į kultūros įstaigas ir pasisemtų to kultūros pėdų. Jauki ir šilta šventė širdies pašaukti šiemet nukėlė į Alisos stebuklų šalyje pasaulį, o renginys vyko Panevėžio rajono Liudynės kultūros centro Velžio padalinyje.
žinokit, yra didelis jaudulys, atrodo nieko ypatingo čia nedariau, aišku, stengiausi dirbti labai daug ir su jaunimu ir nepajutau, kaip prabėgo 10 metų. Kažkaip pasakė tokia džiugi naujiena, aišku. Visada stengiuosi visuose renginiuose, kurie Upytės amatų centre būna suplanuoti arba atsiranda tokių visai netikėtų, vedu edukacijas. Mano užsiėmimai yra juostų pynimas, audimas, kaip sakant, juostų kalba mūsų tautoje. Esu daug technikų įvaldžiusi ir labai noriu, kad būtų kuo daugiau jaunimo, kad jie galėtų ateityje pratęsti tą mūsų lietuvišką senolių paliktą tradiciją. Kadangi laikmetis pasikeitė, senųjų meistrų nebėra, čia per koroną daug išėjo Anapilin. Amatų centre mes irgi labai stengiamės sudominti. Aišku, nelabai daug jų atsiranda. Aš turėjau 5 metus 2 upytietės mergaitės, sesės. Jos tikrai labai kruopščiai stengiasi ir dirbo, atėjo tik pažinodamos, kas yra siūlas. O ką galima iš tų siūlų pagaminti, tai kaip sakant, mes ir užsiminėjom labai kruopščiai. Stengiasi dalyvauti ir tautodailės parodose, visur, kas mus įkvietė, visokiose šventėse mes dalyvaudavom, mes rodydavom, ką veikiam, aiškindavom, jeigu atsirasdavo norinčių sužinoti, pabandyti. Metų kultūros darbuotojos apdovanojimą Irena gavo už reikšmingus nuopelnus kultūros srityje ir etninės kultūros puoselėjimą. Panevėžio miesto savivaldybė kviečia miesto gyventojus, tiek moksleivius, tiek suaugusiuosius dalyvauti nacionalinėme atliekų kultūros egzamine, kuris vyks šių metų balandžio 17 dieną nuo 9 iki 18 valandos. Egzamino tikslas – skatinti gyventojų sąmoningumą ir žinias apie atsakingą atliekų tvarkymą, rūšiavimą bei prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo. Egzaminas organizuojamas kelioms amžiaus grupėms, todėl jame dalyvauti gali visi, nuo pradinių klasių moksleivių iki suaugusiųjų. Dalyviams bus pateikti klausimai apie atliekų rūšiavimą, perdirbimą, atliekų poveikį aplinkai ir kitus tvarumo principus. Egzamino dalyviams bus suteikiami 3 lygių virtualūs diplomai – pažengusiojo, žinovo ir eksperto, priklausomai nuo pasiektų rezultatų. Taip pat dalyviai turės galimybę laimėti vertingus prizus. Panevėžio miesto savivaldybė kviečia visas švietimo įstaigas, įmonės, bendruomenės ir kiekvieną miesto gyventoją prisijungti prie iniciatyvos ir dalyvauti. Daugiau informacijos ir registracija egzaminas.atliekukultura.lt. Šią savaitę atšilus orams nuo balandžio 16-osios oficialiai baigiamas šildymo sezonas Panevėžio mieste. Miesto savivalda gyventojams primena, kad jei daugelis daugiabučio gyventojų pritaria, šildymo sezoną galima pratęsti. Apie tokį sprendimą šilumos tiekėja turi informuoti pastatą administruojanti įmonė, bendrijos pirmininkas arba šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas. Anot savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų, taip pat sveikatos priežiūros įstaigų vadovai sprendimą dėl šildymo sezono pratęsimo priima savo nuožiūrą. Praėjusiais metais Panevėžyje šildymo sezonas buvo baigtas balandžio 30-ąją. Balandžio mėnesį Panevėžyje buvo organizuojamas nemokamas didelių gabaritų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu. Daugiabučių namų gyventojai turėjo galimybę didelių gabaritų atliekas palikti prie artimiausių bendro naudojimo komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, o individualių valdų savininkai prie savo namų valdų nustatytą apvažiavimo dieną. Pastarųjų 3 metų duomenys rodo, kad šių metų pavasarį vykusio didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu rezultatai pasiekė rekordinį lygį. Apvažiavimo metu surinkta daugiau nei 55 tonos atliekų. Praėjusiais metais surinkta 28 tonos didelių gabaritų atliekų.
Kasmet didėjantis šios rūšies atliekų surinkimo iš gyventojų kiekiai yra akivaizdus įrodymas, kad gyventojai aktyviai naudojasi atliekų tvarkymo sistema ir nori atsikrato nereikalingais daiktais, vietoje to, kad juos išmestų gamtoje. Ši iniciatyva padeda mažinti nelegalių sąvartynų skaičių, saugoti gamtą ir gerinti miesto aplinką. Panevėžio miesto gyventojai yra raginami naudotis ir kitomis didelių gabaritų atliekų tvarkymo galimybėmis ir nelaukti didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu laikotarpio, kuris organizuojamas tik 2 kartus per metus. Tinkamiausias būdas tvariai tvarkyti atliekas yra iš karto joms susidarius, nes tokiu būdu yra paskirstomi atliekų kiekiai ir išvengiama didelių atliekų tvarkymo sąnaudų. Panevėžyje veikia didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, kuriuose gyventojai gali teisėtai ir nemokamai iki 300 kg per metus pristatyti šios rūšies atliekas visus metus. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles panevėžiečiai gali rasti Savitiškio gatvėje 8, Senamiesčio gatvėje 114B ir Kėdainių gatvėje 13 bei 15. Kovo mėnesį Lietuvoje įregistruota net 1100 elektromobilių. Paklauskime panevėžiečių nuomonės apie šias ekologiškas transporto priemonės. Aš tai nesu už elektromobilius iš tikrųjų, bet nesu ir prieš to žmonės, kurie jos vairuoja ir kurie jos pasirenka. Galbūt jie turi kažkokių tai pliusų, statydami automobilį kažkokioj vietoj, kur mes negalim paprasti žmonės pasistatyti. Labai gera. Pati vairuoju elektromobilį. Iš tikrųjų geras dalykas šiais laikais ir visai ekonomiškas variantas iš tikrųjų. Dėl taršos vėlgi tai yra pats geriausias reikalas, ar ne? Aš manau, kad tai labai gera alternatyva, nes dabar labai yra užterštas oras ir važiuoti su paprastom mašinom labai teršia orą, o jeigu būtų daugiau elektromobilių, netaip terštųsi ta gamta. Nu dabar su tokiam kuro kainom, tai manau bus daug kas pirks. Nevairuoju, tai negaliu atsakyti. Kaip manote, ar Lietuva yra pasiruošusi didesniam elektromobilių skaičiui? Gal keliai nelabai pritaikyti ir nėra tų visų pakrovimų tokių daug. Na, nežinau, kiek valstybė duos pinigų, tiek ir bus tų elektroautomobilių. Kol kas bent jau ne. Manau, kad ateityje galbūt viskas išsiplės, bet šiuo metu, kad ir kiek domėjausi, kad žmonės yra prieš tos elektromobilius ir jie nėra pasiryžę jų pirkti. Galbūt, tikriausiai. Iš tikrųjų negaliu pasakyti kažko tai stipriai, bet manau, kad... Nemanau, labai trūksta pakrovimo stotelių. Ar įžvelgiate kokių nors elektromobilių trūkumų? Dėl baterijų galbūt, sakykime, kiek irgi esu skaičiusi, mačiusi, kad nėra jie ganėtinai patvarus ir saugus, visi tie užsidegimai, sprogimai. Aš nežinau, aš pati elektromobilio neturiu, bet manau, kad trūkumas yra tas, kad nenuvažiuosi labai didelio kilometrų skaičiaus, ar ne? Ir tu turi susižinoti, kur yra stotelės, kur tu galėsi pasikrauti, nes kiek žinau, tai yra nedidelis dar tas kilometražas. Ketvirtadienio naktį vietomis lietus, daugiausia nedidelis, kai kur rūkas. Vėjas pietryčių pietų 4–9 m/s. Žemiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos. Diena lietaus tikimybė maža. Vėjas pietryčių 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos. Penktadienį be lietaus, vėjas pietryčių pietų 4–9 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 23–28, vakarinėme šalies pakraštyje 18–22 laipsniai šilumos. Šeštadienį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, dieną su perkūnija. Vėjas naktį pietryčių 3–8, dieną pietinių krypčių 50 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 21–26, vakarinėme šalies pakraštyje 16–20 laipsnių šilumos.